Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Paprastųjų trupmenų daugyba ir dalyba. Kaip sudauginti paprastąsias trupmenas? Dauginant paprastąsias trupmenas, skaitiklį dauginame iš skaitiklio, o vardiklį iš vardiklio. 2/7 padauginti iš 6/7. Sudauginame skaitiklius 2x6, vardiklius 7x7, gauname 12/49. 5/9 padauginti iš 2/11. Lygu. Sudauginam skaitiklius 5x2, vardiklius 9x11, gauname 10/99. Kaip padalyti paprastąsias trupmenas? Dalydami paprastąsias trupmenas, dalybą paverčiame daugybą, o antrosios trupmenos skaitiklį ir vardiklį sukeičiame vietomis. 1/3 padalyti iš 2/5. Dalybą pakeičiame daugybą. Antrosios trupmenos skaitiklį ir vardiklį sukeičiame vietomis. Gauname 1/3 padauginti iš 5/2. Lygu. Sudauginame skaitiklius, sudauginame vardiklius ir gauname 5/6. 3/8 padalyti iš 7/17. Dalybą pakeičiame daugybą. Antrosios trupmenos skaitiklį ir vardiklį sukeičiame vietomis. Skaitiklius ir vardiklius sudauginame. Gauname 51/56. Ko mokys? Sudauginti ir padalyti paprastąsias trupmenas. Žvilgtelk dar atgal. Perskaityk ne vieną kartą, įsimink. Kaip sudauginti ir padalyti paprastąsias trupmenas? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kaip sudauginti paprastąsias trupmenas? Į kokį veiksmą pakeičiame dalybos veiksmą, dalijant paprastąsias trupmenas? Ką padarome su antrosios trupmenos skaitikliu ir vardikliu? Jei atsakei į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotis. Sudaugink ir padalyk paprastąsias trupmenas. Pasitikrink. Turėjai užrašyti šiuos atsakymus. 2/15, 4/21, 7/12. Jei tavo atsakymai tokie, puiku, šauniai padirbėjai.